Ko tikitės iš šio susitikimo? Geresnių laikų. Ko tikimės? Gerų palinkėjimų, gerų darbų. Gerų darbų. Geresnį gyvenimą. Geresnį gyvenimo? Nu. Pensijas didesnios, ką gauni 400 kaip gyvenimą. Vaistam reikia tiek. Bet tai čia Žemės ūkio ministras atvažiuoja. Pensijų nekels. Pensijų nekels. O ką, žemės turim nuosavų netims tos musės. Ar turit konkrečių klausimų Žemės ūkio ministrui? Aš tai ne. Šiaip atvykote. O ko jūs tikitės iš šio susitikimo? Bus matytis, kokius klausimus kels. Ar čia bus ir rinkimų, ar visų problemas spręs. Konkrečiai neturit kažkokių tai pageidavimų iš ministro, kad sužinot patys? Gali organizuotis, kad būtų tos europinės didesnės kaip ir visiems. Bus matytis, ir kokį klausimą iš čia. Ką jis norės spręsti? Mieste elektros stulpai, sakykime, yra žemėje didelis plotas ir yra tų stulpų, mokestį turi problemų. Taip, mes tokį ginčą turėjom ir, kai žinot, yra toks galios mokestis. Taip, mes dabar galios mokesčio mokam už 3 mėnesius, nes buvo vėl bandė energetikos šiuo atveju, energetikai, kad būtų mes mokėtume už kiaurus metus galios mokestį. Tai čia ir yra. Mes, stulpai yra pas mumi, bet mumi negali būti galios mokesčių. Čia yra kaip kompromisas. Mes nemokam galios mokesčių ir dėja supraskim, kad tie stulpai tarnauja ir mums, ir praeina ir į gyvenvietę, nes jeigu mes imtume mokestį, galutiniam rezultate sudėtų tą mokestį ir jau mes brangiau visi mokėtume už elektrą. Tai supraskite, mes labai gerą kompromisą dabar esam radę. Ir tikrai jisai yra to šmėklos, kur aš grįžtu prie jų. O čia tai yra tragedija. O stulpai, jie tarnauja ir mums, ir miesto žmogui, ir gyvenvietė, ir tas, kas susima žemės ūkiu, ir ne. Bet mes nemokam. Dar ministras paklausė, čia buvo mūsų seminaitų, kalbojo ir Dadūrai, ūkininkas Lasdauskas važiavo ir į ministeriją, mūsų tų baidyklių, niekaip neatsikratom. Bet ar galima būtų, nors, kad tas sakė, jau jų nebenugriaus, bet kad už savikainą elektrą gautume mes čia tie aplinkiniai gyventojai, nors tiek, kad mums padėtų. Nors tos baidyklės jau mūsų sveikatą vedė ir viską, bet nors šiokią tokią naudą turime, nors už savikainą, kad gautumėm elektrą. Nebūtų galima ministrą padėjimo išreikalauti lengvatą. Aš pilnai suprantu, bet čia jau, aš galvoju, būsim praleidę, nes ta šmėklas valstybėje nestatė, statė privatininkai. Ir dabar jie, aišku, jie parduoda, sakau, brangiai tą elektros energiją tinklam ir kad grįžt prie tų nuolaidų, čia prieš statant, iš tikrųjų, reikėjo dėrėtis, bet mes kaip kažką tai įstatymę nepavyko, gal Aurelija gali papildyti, ar senai Jėgos komitete. Tai trumpai sakant, buvo toks nusistatymas į įstatymą, kaip jūs sakote, įrašyti tą galimybę bent, kad tiem žmonėm, kuriems yra kažkoks tai iš esmės didelis nepatogumas ir nuvertėjimas turto ir sveikatos pablogėjimai ir taip toliau, kad bent naudotis galėtų gerokai, vadinkim, lengvatinėmis sąlygomis. Bet buvo teisininkų pasakyta, kad jokių išimčių negali būti, kad žodžiu, čia jokių kompensavimo negali būti, nes prasidės manipuliacijos iš karto ir ta nuostata praktiškai ne Seimo narių, iš esmės daugiausia teisininkų nuostata buvo išduota. Kurie jėgainių atstumai nebus keičiami.
Čia yra sveikatos reikalų ministerijos tos sanitarinių apsaugos zonos turi būti nustatytos ir niekaip nesugeba jie nustatyti iki dabar. Jau mums prieš gerus pusę metų sakė, kad jau viskas yra paruošta. Ten mažos tos zonos, bet vis viena nors tokios, dabar jokių nėra. Ir jie vis tiek nesugeba niekaip jų priimti. Išimtos iš viso yra, tų sąžų nėra. Liberalai blokuoja. Bet pas mus yra labai sudėtinga situacija su liberalais. Nu, žodžiu, jie labai liberaliai viską žiūri. Ir čia yra... Mes suprantame, bet jie aiškina, supranta, jų ministras ir jis aiškina, kad nėra jokio poveikio sveikatai. Čia kaip su to krauju, žinot, kur dabar vatika buvo tas skandalas su kraujo mėginiais, kurios supūdė iš esmės. Tai sveikatos ministerija nemato problemos jokios. Nėra problemos pas mus ir su kraujo perpilimu, ir su skėdimu kraujo, ir išvežimu į kitas šalis. Nu, žodžiu, taip ir čia jie nemato jokios problemos ir viskas. Bet tai jeigu nėra nieko, negalėtų stabdyti, kol galų gale daisi to galutinio rezultato, kad jų toliau nestabdyti. Tai bet panašu, kad interesas toks yra. Ir nepriimti, ir kuo ilgiau nestabdyti. Tai čia dideli pinigai. Vėl tie pinigai. Aš tai su mielu noru, bet pasakykit kaip, už kurio galą. Už tai nevažiuoju. Atsinaujinanti energetika ne vien tos vaidiklis yra ir biokuras, ir biomasikas yra aktualu ir žemdirbiams. Ir jo labiau, kai dabar jau dažniau per televiziją eina pasigirsti ir jau verslininkai kalbantis, nu aišku, jie kai ką nepratyli, bet kalbėdami. Va, irgi ir kas liečia dabar va, mūsų rajoną, visgi dėl to, kas liečia biokurą, tuos žilvičius auginant, ar reikės keist paskirtį žemės, jeigu pereisi iš žemės ūkio? Kažką lyg tai buvau girdėjus ar skaičius, kad reikės pakeisti. Gerai, aš gal šiek tiek plačiau pasakysiu, bet ir kartu pabandysiu savo matymą kaip ūkininkui tos žilvičius ir visą kitą. Tai, kaip aš minėjau, dabar, jeigu bet čia pasiimi, tai čia grūdų, ne grūdų regionas. Tai yra gyvulininkystės. Gyvulininkystės. Tai va, yra labai kita puikia rūšis atsinaujinančios energetikos, tai jeigu yra karvių ferma, statom mes biodujas, naudojam tą mėšlą ir čia iš tikrųjų yra ir aš dabar... Nepatvirtino ministerija. Pas mūsų programose. Jo, mūsų programose mes turim šitą, bet ir tada statom ir auginti reikia ten dar kukurūzų auginti. Tu gauni puikų, tas mėšlas, po to puikias trąšas. Praktiškai tas ūkis tavo tampa ekologiškas, nes tu jas gali išbarstyti, kas liko iš po tų dujų ir elektros pagamintos. Bet mes va šitoj vietoj, tai tikrai susidūrėm su energetika ir mes sakom, mums reikia maždaug 500 kW. O jie sako 250. 250, kaip skaičiuojam, neapsimoka. Tokios per daug didelės investicijos, per ilgas atsipirkimo tarpas. Bet dabar šitas dar yra... Žinau, bet sakau, bet tas... Tauragės rajonų kiek skirta melioracijai, restauracijai pinigų? Ar yra skirta ar nieko už? Šiems metams? Taip. Galiu atsakyti, 460 tūkstančių rajonų. O, tai jau čia man kaimyną reikia, aš noriu jį. Jis man į pievą leidžia viską, o pas jį užkirstas filtras, metalo laužas iškastas, į ten sujaukta viską. Tai jis man, kad jam nebūtų, man į pievą leidžia, pas mane tvarkoja. Žilvičius ne, žilvičius kas augintų baudą duočiau. Prilenda drenažas ir nemėginti tik tai, kur tuščia žemė. Nemėgink kažkur Buvo klausimas dėl melioracijos padidinimo, lėšų padidinimo. Jeigu būtų įmanoma, nes kadangi tie, kurie priklauso valstybei, didieji vamzdeliai, šeimai kažkur tai užsikemša, paskui visiems užkemša jau lauką. Va lėšų nėra, pas manęs irgi yra 3 vietos užkemštos, bet lėšų, kaip, neužtenka. Jeigu yra galimybė, kitas dalykas, mūsų regionui labai svarbu dirvų rūgštingumas.
ar nenumatoma kažkiek remti kaltinimo darbą? Aš tik tai sakau, gaila, kad jūs, ar aš per vėlai atvažiavau, atrodo, rašo, buvo iki praėjusių metų galėjot pasiimti milijoną ir nusirūkštinti ir šitos susitvarkyti dalykus. Buvo pinigų, dabar mes užbaiginėjom tuos projektus, ateityje. Aš tikrai jūsų rankose būsiu, nebūsiu ministras, jūs balsuosit, dabar balsavot, buvau, nebalsuosit, nebūsiu, eisiu ūkininkau. Tai čia yra, reiškia, tai tikrai ta programa, jinai pasiteisino ir jinai turi dar gal net būti tobulesnė ir jinai tikrai turi būti. Nes aš žinau, ką tai reiškia melioracija, ką tai reiškia šiandien, kai važiuoji, jau įšalas beveik išėjęs ir gali pasakyti, kuri bėda, kokiam lauke yra. Ir netgi lengvai surasti ten jūsų, kur užsikimšę. Tai visą vasarą būna. Tai sakau, buvo jo. Tai va, tai antys plaukėja jo, ar gulbės pavasarį. Tai štai, tikrai tų pinigų tik gaila, jūsų rajonas šiek tiek trūko tokio gal susibrusdimo, tokio gero. Bet ateityje šiom problemom spręsti lėšų turi atsirasti ir tikrai atsiras. Čia, ministrė, yra viena tokia blogybė nenumatyta. Jeigu aplinkui nėra stambesnių ūkininkų, kurie nori prisidėti, o vienišius nepriimamas. Ir nenori, kad ir norėtų tas vienas ūkininkas. Jūs klausykit, galit, kaip aš sakiau, nebūtinai, čia galima parama iki 1,35. Gali tas projektas būti ir 300, ir 200 tūkstančių. Ir jūs tada susibūrėt 3 kaimynai, nes patys žinot, melioracijos sistema, tai pas vieną jūs nesat tokie stambus, kad jūs apimtumėt. Ir jūs susitvarkot tą. Tai kasgi trukdė... Kaip sakau, reikia grupelės. Nu tai aš tai... Tie maželiukai, kuriem neįdomu. Žemės apleistas neprižiūri, o tu vienas neprižiūri. Vat dabar žemės apleistos. Kas gerai, kad jūsų savivaldybė ir taryba ir meras pritarė tam mūsų dėl tų žemių apleistų. Žinot, kaip dabar bus? Jūs, įstatymas leidžia net sumažinti tą mokestį, bet nereikia mažinti, mes pasivai yra. Jau nereikia, mes mokam ten, jūs dabar maždaug 20 litų mokam, savivaldybė atleidžia 200 ar kiek ten... 50 procentų netima savivaldybė. Tai yra ateityje, bet dabar tie, kurie nedirba žemės, meras gali nustatyti mokestį didesnį. O kas tą priežiūrą, kai tą sakė, turės? Kas vėl, sakysim, kaimynas kursti? Kaimynas. Ne. Praskredo. Ir netgi matotis, jeigu jūs laukia būsit ar vaikščiai, ar nevaikščiai. Ir gausit su nuotrauka. Tai čia jau... Kaimo keliai ir tuo pačiu čia viskas remiasi tą melioraciją į tos griovius. Ir kada paskutiniais skaičiavimais, pavyzdžiui, kelio atstumas yra 300 metrų, ir per paskutinius metus tam kelio pataisimui buvo išleista grubiai po 25 tūkstančius į metus pataisimui, bet tas kelias, kaip sakant, kiekvienais metais tai turi būti taisomas, o dabar buvau siuntusi čia viso kaimo vardu tokius prašymus ir į ministeriją, ir į savivaldybę, ir į seniūniją, kad būtų tas kelias nenuplaunami tie pinigai kiekvienais metais, nes ten užtvinstama. Ir būtent užtvinstoma dėl tų melioracijos griovių, bet būtent, kai gavau atsakymą iš ministerijos ir iš savivaldybės, kad bus keičiamas tas griovys, iš ministerijos atskirai buvau gavusi, kad yra skiriamos lėšos, sakykime, tiems reikalams kelių direkcijai ir savivaldybės, skirstų seniūnijom, sakykime. Tai tada savivaldybė pasakė, kad bus šiais metais keičiamas melioracijos griovys. Bet tas griovys kaip ir neišspręs mūsų problemos, nes vis tiek mes 300 metrų mes aptvinsim ir kiekvienais metais tą kelią reikės taisyti ir vėl į vandenį išmesim, sakykime, po 20 tūkstančių. Tai negeriau metrą aukščio tą kelią iškelti ir dėti, sakykime, daugiau tų melioracijos tų vamzdžių, kaip jie perlaido. Tai kur čia reikėtų spręsti tą problemą? Žemės ūkio ministerija kelių tvarkymų tikrai neužsiima. Tai čia susijęs su melioracija. Tai jeigu ten tą kelią ties, tai perlaidą turi padaryti tokio diametro, kad ten tas vanduo prabėgtų, kiek aš jau supratau. Bet
Bet toliau yra, kaip ir ten buvo atsakyta, yra sanglaudos, yra susisiekimo ministerija ir aišku, savivaldybė, kuri tais vietiniais keliukais rūpinasi, bet savivaldybė... Bet tai, kad labai va jau čia pasakėt, mažai skirta tai melioracija. Jeigu, sakykime, ten tą vieną perlaidą mūties, nu tai ten tikrai, nu ir vėl ta problema va prie krodelnes iš to savo biudžetą. Čia yra, aš nevartoju, čia yra ne melioracija. Yra turtingas ar numatoma, kad bus skalūninių dujų ir bus rengiamas konkursas žvalgybai, o paskui gal ir eksploatacijai ir kaip čia dabar tikėti, ar čia paprasčiausiai nežinau. Aš galiu padėti ministrui atsakyti. Tikrai tikėkit, nes mums irgi buvo pristatyta, mes išsireikalavome visos dokumentacijos iš biologijos tarnybos ir tikrai paaiškėjo, kad Tauragės ir Pagėgių čia yra numatyti 2 sklypai, žodžiu, ir pakankamai nemaži. Ir jau atlikta poveikio aplinkai vertinimas ir jau, reiškia, yra paskirtas net konkurso laikas. Dabar jau pameluota apie balandžio, galus apie gegužę, žodžiu, neturiu čia užsirašius, bet... Rudenį vienu žodžiu. Ne, pavasarį. Pavasarį. Čia visiškai jau dabar va greitai skelbiamas konkursas, būtent skalūninių dujų žvalgybai. Tai aš nežinau, mes kėlėm tą klausimą, ta prasme, to teisėtumo, kaip čia tą viską pagrysti, bet buvo pasakyta, kad čia tik tai žvalgyba, čia dar yra, žodžiu, neišgavimas, tik tai žvalgymas teritorijos ir tam, žodžiu, bet be abejo, nes mes puikiai suprantam, kad jeigu bus skelbiamas konkursas žvalgymui, tai aišku, gal bus ir gavybai. Bet aš suprantu, kad traukinys jau yra taip smarkiai pavažiavęs. Mes bandėm stabdyti komitete aiškintis ir dabar uždavėm ministerijai vyriausybei klausimus ir, žodžiu, gavę atsakymus galėsim informuoti, tik palikit adresus, tą reikėtų informuoti, kaip ten toliau planuojama. Bet jeigu žemė nuosava, tai jie taip neturi teisės ateiti ir uždėkti. Šnekama ne apie tai, šnekama, matot, skalūnų dujas galima išgauti, kaip jie mums aiškino, kad galima išgauti šaktiniu būdu, žodžiu, kažkaip čia po apačia, jie yra pakankamai giliai. Yra tam pačiam gili kaip ir nafta. Tai yra praktiškai, vandenėlis toks pas kaip ir nafta ir nebūtinai turi eiti per jūsų sklypą. Mums buvo aiškinta, kad galima, žodžiu, eiti horizontaliai šaktiniu būdu. Bet nuo to, aš manau, jums turbūt nebus lengviau, jeigu po jumis kažkas. Tai kažkas neaišku. Tai tuos dalykus mes tikrai uždavėm klausimus dabar ir manau, kad gausim atsakymus. Žodžiu, pavyko mums laiku liktai ir pradėti aiškinti, žodžiu, ir mes gavę atsakymus galėsime. Nebūtų malonu. Tai neteisėtas sprendimas būtų ir visada, bet kuris ginčytų, tas užginčytų. Tai yra, bet savivaldybė, Jūs sakote nieką. Mes viską negalim, nes negalim. Tai ką mes čia? Ką mes galim, sakykime? Galim tik iš Lietuvos išvažiuoti. Savivaldybė, žinokit, turi vadovautis priimtų įstatymų rėmuose. Jeigu mes ką nors truputį ne pagal įstatymą, mums taip pat užtrumpins ir neleis. Svarbiausiai bendruomenė turi atsižvelgti. Prasidės diskusijos. Bendruomenė negalės. Jokių diskusijų. Dar aš reiškia atsakyti Seimo nario tą sakinę, kaip čia pasakyti, nežinojom mes. Į tos vėjo jėgainės, kai statė, nebuvo švietimo, nebuvom apšviesti. Čia mes nekaltinam, negalvokite, čia jūs kalti, tarkim, kur susėdė. Mes tik tą problemą keliam. Čia problema yra... Jūs supraskite, ne tik tokie patys žmonės, mums naujiena irgi buvo. Taip, mes jau mums šventas šviesa irgi, matote, tos skalūninės dujos yra naujiena. Bet reikia dabar jau žiūrėti, kad neįvyktų taip, kaip įvyko. O kad į jūsų žemę kažkas atvažiavo, tai paimkit kolą išvarykit. Tai tegul darė su bendruomenė, su žmonė, bet tvarko, kas gali jūsų žemę atvažiuoti į privačią nuosavybę ir kažką daryti. Tegul atvažiuoja, tarėsi, derasi, esat bendruomenė ir labai šaunu, kad yra, ir reikia įsidėrėti viską, o jeigu atneš, irgi popierius, atnešė ateit jūsų Petras. Pasirodo, net dokumentai klastojami yra. Bet labai puiku, kad į tai reaguoja. Tai jeigu kažką atneša popierius suklastota, jau tas žmogus, kuris skaito, jis ir nežino iš karto, tai gerai, kad yra reaguojama. Ir gerai, Aurelijai perdavėm, turim kažką čia daryti. Bet visi kartu tą turi ir daryti. Tas reaguoja, kur čia malonus pastatė. Jau dabar kitą parką ruošia. Bet matot, labai sudėtinga, žiūrėkit, dabar, aišku, meras teisingai pasakė, galbūt kartais jau būna vėlų. Aš suprantu, meras sakė, kad dėl tų jau pastatytų vėjo jėgainių, kai jisai jau atėjo merauti, tai jau buvo patvirtintas bendrasis planas, aišku, atgalinę, ta prasme, atgal pakeisti. Tai jau, aišku, labai sudėtinga tos sprendinius.
Bet dabar aš neįsivaizduoju, žinokit, tai jūsgi naujai kiekvieną kartą vis renkasi, čia tik savivaldybės tą gali spręsti. Man keista, kaip, pavyzdžiui, Pagėgių meras, tada, buvęs meras, atsiprašau, Kęstas Komskis atvažiavo į Seimą susitikimą su bendruomenėmis ir aiškina, kad kažkas kažko nepadarė. Bet tai jisai, būdamas meras, tvirtino bendrąjį planą ir bendrajame plane numatė vėjo jėgainių plėtrą. Dabar tą patį toliau tęsia jo brolis. Tai aš manau, kad šitoje vietoje, tai jūs turite spausti, jūs turite stabdyti procesą. Aš suprantu, kad ten, kur vyriausybė dėl skalūnų priima, tai jau čia turbūt sudėtinga vietos bendruomeniai paspausti, nes, iš tikrųjų, net ir mes ten iš vyriausybės netaip jau, ministrą galiu paspausti, o jau ten vyriausybės nelabai galiu paspausti, suprantat? Tai ten jau gal ir sudėtinga, bet ten iš esmės dabar dar tik tai žvalgyba, nors aišku, kad kai dės milijoną ar du į žvalgybą, aukciono būdu laimėję, tai aišku, kad be abejonės paskui bus sunku sustabdyti, tai čia tą mes visi suprantam. Tik tai tiek, kad, mums komitete paaiškino, kad ten tų skalūnų tikrai nebus tiek daug ir kad tikrai bus neverta investuoti ir kad čia, žodžiu, ta žvalgyba, taip mums bandė pasakyti, kad čia, žodžiu, tik tai tam, kad įsitikim, kad ten nieko nėra. Bet šiandien tą milijoną mes plaukom. Tai čia privatus milijonas. Bet šnekėkim, aš, pavyzdžiui, mane vėjo jėgainių situacija tikrai labai neramina. Nežinokit, aš nežinau, aš taip pat šiandien važiavom su ministru per Lietuvą, aš sakau, čia greitai bus visa Lietuvos teritorija vien vėjo jėgainės, nes perka žemės ūkio paskirties žemę, jinai yra pakankamai pigi, jinai yra neinfrastruktūros objektam. Tai jūs įsivaizduokit, ir tos nedidelės vėjo jėgainės, kuriuom net detaliųjų planų nereikia. Tai jeigu jie mato, kad detaliųjų planų neišeina susiderinti, tai tada stato daug tų mažų vadinamų jėgainių, daro parkus iš jų, apribojimų vėlgi nėra. Bet aš noriu pasakyti, kad Seime, kai balsavom, tai aš nežinau, mūsų gal tik 5 ar 6 mes balsavom prieš. Tai dabar mes galim inicijuoti, jeigu jūs norit. Ir mes apie tai šnekėjom ir galvojom, kaip čia padaryti. Mes matom, čia tikrai, sakot klaida, klaida, bet negali pakeisti, turi 10 pirštų, o ne 100, negali pakeisti. Tai tas pats ir ten, turi 1 balsą, o ne daugiau. Tai dabar galime rizikuoti, bandyti inicijuoti to įstatymo pakeitimą. Jau praėjo pusę metų, nuo pereitų metų jis buvo priimtas ten Liepos ar tai birželio mėnesį, Liepos pačiom jo pirmom dienom. Tai praėjo pusę metų mes galime inicijuoti pakeitimą. Bet kur garantija, kad tas pakeitimas neišvirsi dar didesnį liberalizavimą? Suprantate, ten toks jeigu santykis yra, kad žinokit, aš nežinau. Vat būtent čia turėtų įsijungti ir sveikatos ministerija, visos ministerijos turėtų būti labai aiškios pažymos, va kaip čia. Labai puiku, jie parašė tikrai, kad praktiškai galima suprasti, kad dokumentai yra suklastoti, teisingai. Bet jie turėtų parašyti, kad dar, aš manau, kad dar turėtų ir savo vertinimą šalia to kažkokį parašyti. Ne tik tai, kad jie patį tą jau, vadinkime, tą mokslinį darbą ginčys ir prašo nenaudoti, bet jie dar turėtų ir savo vertinimą parašyti. Aš esu su tuo pačiu Žalakevičium nesiki kalbėjus ir jie tikrai žino, kad poveikis yra ypatingai neigiamas. Tai bet to jie kažkodėl neparašo. Jie čia rašo, kad iš vis negalėjo pasinaudoti šitų. Tai va, suprantate, o nuo mūsų visų priklauso, kiek mes čia, tai aišku, yra privati institucija, tai žinot. Nes kadangi jie atliko pilną poveikį aplinkai, dabar, kaip suprantam, šiaip turėtų išsėti, nes iš tikrųjų šitą firmą vakar jau pristatė bent, reiškia, detalųjį planą svarstymą su visuomenė, neturėdama krado išvadų Klaipėdos. Taip, o kaip tai gali vykti? Mes nusintėm, taip ir įvyko, taip ir juokės iš mūsų, ką jūs varšai piliečių, ko jūs nori? Mes sakom, kodėl jūs skubate, kodėl jūs ateinat? Čia reikia, žinokit, teisti, kaip sakant, nusikaltimai žmogiškumui, kaip karo atveju, taip ir čia žinau. Apie ką kalbam? Iš vakaro, kai sužiūrėjau, kad pavojau gal prasižiūrėjau, tiesiog Tauragės šitą statybų inspekciją ir patį planą nuvežiau raštą, kad jūs negalite atlikinėti. Atliko. Aš vakar klausiu, kodėl jūs skubat, nes jūs peršokat šitos. O mes taip galimomis, mes viską darom palei įstatymą, atvažiavo planų direktorius, atvažiavo Ambervit direktorius ir svarbiausia advokatų nepamiršta atsivežti. Viskas. Daugiau nieko nereikia. Prieš tai atliko bendrą poveikį aplinkai irgi. Ką jie rašo? Žmonės, žmonių. Ką mes sakėme? Mes nepritarėm, reiškia, poveikio aplinkai. Nepritarėm. Jie nusipaveikslavo, žmonių buvo. Sąrašė nepasirašė. Ir mes nesirašėm, mes dalyvavom. Nes yra klastojami, iš tikrųjų, ko gero, ir su ornitologais tas pats bus, jeigu mes ten pradėsim.
Nes, nu Išvaizda galimas nežinai, bus ar nebus galimai. Bet iš tikrųjų, ar neprasilenkė šitie, jeigu pirmiausiai galbūt reikėtų atlikti pilną procesą, nes dabar pasižiūrėk, yra apribojimai ūkininkams, sėti negalima. Tai, o jie pasirašo pirmiausiai sutartis pasidaro su vienikais, o paskui tik tais yra, reiškia, pristatomas, ką galės daryti, ką negalės. Čia turėtų būti nuo antro galo atlikti pilną poveikį, kaip bus galima, ir tik tada leisti ūkininkui apsispręsti. Dabar